Duško Ivanovičius paprašė šios minutės pertraukėlės. Bredas Olisinas, vienas iš rezultatyviausių varžovų komandos krepšininkų šio vakaro rungtynėse, ką tik buvo mūsų ekranuose. Oliveris Lafayetas pataikė paskutinį Kauno Žalgirio tritaškį. Tritaškį, kuris buvo padidinęs Žalgirio pranašumą iki gražesnės persvaros nei ta, kurie dega švieslentėje dabar. Rezultatas slidus, 64-60, priekyje žalgiriečiai. Milko Bielica. Iš 2 taškų zonos pataiko Macijus Lampė, užsivedęs, atrodo, Macijus Lampė ketvirtajame kėlinyje. Jam pavyksta sumažinti skirtumą iki 2 taškų. Oliveris Lafayetas, Paulius Jankūnas. Na kas, tokiu metu gali Žalgirio komandoje imtis iniciatyvos ir padaryti, žinoma, tai sėkmingai. Treminas Dardinas pataiko paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Atrodo, kad jo neveikia visiškai ta situacija, kuri yra dabar aikštelėje. Nu, tiesa, Darijušas Lavrinovičius rizikavo, numesdamas kamuolį į kraštą, nes laikas tiksėjo jau prie pabaigos. Reikia apsiginti, kamuolys išsisuka iš lanko. Nu, ko gero, čia ne apsiginimas, bet labiau sėkmė, tačiau jos taip pat reikia, norint iškovoti pergalę Vitorijoje. Darijušas Lavrinovičius prieš Macijų Lampę įkerta į baudos aikštelę. Treminas Dardinas, puikus epizodas ir dėjimas iš viršaus, didinantis Kauno Žalgirio komandos pranašumą. Vėl iki 6 taškų, ką tik buvo 2, pasidarė 6. Štai tokia Žalgirio matematika. Ir dar viena minutės pertraukėlė. Everybody, please. Marco. Finally, we screen this way. He takes foresight. You cutting, asking. There are no pass. You don't keep asking. We're looking for this screen for Tronell. We're looking for here in the top. There are no pass for Tronell. Take your time. Passing. First screen and second screen. Try to do it all the way. But now, listen. It's what we're gonna play. But not now. Now, listen. Now we're gonna play free, all the way free. Yes, all the way free. Take your time. Listen, on a pick and roll. Remember, with Solometerio behind. With the Argentinian guy behind. Only Nežinau, ką reiškia žodis 3, galbūt aikštės gynyba 3-2, netrukus mes pamatysime, bet puolime, kaip matėte, Marko Popovičiaus prašė Žanas Plasa nesustoti ties vienu variantu. Dažniausiai Marko Popovičius bando sužaisti su Darijušu Lavrinovičiumi, bet jeigu neišeina, nereikia bandyti tą daryti per jėgą. Yra ir kitų variantų. Yra Treminas Dardinas ir apskritai kamuolį galima sukti palei tritaškio liniją, permesti į kitą pusę ir viską daryti mobiliai, greitai ir surasti tą patį teisingiausią ir patį lengviausią kelią link varžovų krepšio. Nu, dabar pražanga. Nereikėtų švaistytis tokiamis pražangomis. Tokia situacija buvo, kad galima buvo ir be jos dar žaisti šios varžovo atakos metu. Naujos 14 sekundžių Vitorijos Kacho Laboral komandos atakai. Macijus Lampė. Pavojingas yra šitas žaidėjas ketvirtajame kėlinyje, tačiau nepataiko šį kartą ir jis. Pavyksta Kauno Žalgirio komandai apsiginti 68-62. Oliveris Lafayetas atiduoda kamuolį Marko Popovičiui. Ten pasistumdė šiek tiek su Andrės Nučioni Darijušas Lavrinovičius, tačiau viskas pagal taisyklės taip nusprendė rungtynių arbitrai. Mes tuom tikime, o čia Oliveris Lafayetas pataiko iš 3 taškų zonos. 3 taškai. 10-asis Oliverio Lafayeto taškas, tačiau 2 savo tolimus metimus jis pataikė ketvirtajame kėlinyje. 71-62. Ir lieka 3 minutės ir 25 sekundės.
iki ketvirto kėlinio pabaigos. Labai jau dabar visiškai be priežiūros buvo paliktas po krepšiu Macijus Lampė. Tačiau psichologinis toks džiaugsmas po taiklaus metimo šį kartą nebuvo toks kaip po praėjusių dviejų, kada varžovai buvo prisiartinę beveik prie pat. Buvo sumažinę skirtumą iki 2 taškų. Andrės Sinočioni, ketvirtoji pražanga šiandien. Oliveris Lafayettas, Paulius Jankūnas, Marko Popovičius. Lėtai nuojo kamuolys ten iki Oliverio Lafayetto, tai yra, atsiprašau, iki Tremelo Dardino, tačiau net ir turėdamas varžovą gynėją tiesiai priešai save. Tremelas Dardinas pataiko ir didina Kauno Žalgirio pranašumą iki 9 taškų, 73-64. Puikus, neįtikėtinas, iš tikrųjų puikus Kauno Žalgirio komandos žaidimas puolime. Šio vakaro rungtynėse gynyboje problemų yra, bet kol kas net ir su jomis Kauno Žalgiris Vitorijoje yra arčiau pergalės. Lieka 2 minutės ir 15 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Marko Popovičius paslydo dabar, man atrodo. Rungtynių arbitrai nusprendžia, jog nebe varžovų pagalbos. Trečioji pražanga Bredui Olisonui. Kšištofas Lavrinovičius kyla nuo suolo. Ir Marko Popovičius sėdasi ant suolo. Nors iš tikrųjų dabar jo rankose buvo visos žaidimo vadžios. Netgi Oliveris Lafayettas padirbėjo labiau kaip atakuojantis gynėjas per pastarąsias keletą atakų. Marko Popovičiaus rankose kamuolys buvo daugiausiai iš visų žalgiriečių ir jis galvodavo tos atakų užbaigimus, atiduodamas kamuolius savo komandos draugams. Ir pirmose rungtynėse, tarp kitko, Marko atidavė daugiausiai rezultatyvių perdavimų Žalgirio komandoje, 5. Šiandieną dabar nėra laiko žiūrėti į statistiką. Dabar Žalgirio komandos ataka, Tremelas Dardinas, Kšištofas Lavrinovičius, Rimantas Kaukėnas grįžo į aikštę, vadinasi viskas gerai, labai sudėtingas metimas, tačiau turėdamas tą kamuolį savo rankose matė Rimantas Kaukėnas, jog atakai skirtas laikas jau beveik buvo ištirpęs. Varžovo atsakymas pataiko iš 2 taškų zonos. Iš 2 taškų zonos Tomas Keuteris. Skirtumas mažėja iki 5 minutė ir 37 sekundės. Oliveris Lafayettas. Dar vienos tikslios atakos reikėtų Žalgiriui, kad būtų ramiau. Visiems mums žiūrėti šio mačo pabaigą. Visiškai laisvas meta Oliveris Lafayettas, tačiau šį kartą pataikyti jam nepavyksta. Nereikia pražangos, dėl to, kad viskas gali pasibaigti dvigubai blogiau. Pasibaigia ko gero pusantro karto blogiau, nes tai yra 2 taškai ir pražanga, ir intriga iš šio vakaro rungtynės grįžta, kad ir kaip bebūtų gaila, bet jinai grįžta vėl. Kšištofui Lavrinovičiui antroji asmeninė pražanga, kuri nesutrukdo Fernando San Emeterio pelnyti šios 2 taškus. Ir jis dar mes vieną baudos metimą. Vitorijos Kaha Laboral komanda kaunasi iki galo. Ir čia tikrai Karlosas Kabezas, atsiprašau, jis atakavo prieš paskutinės varžovo atakos metu, užmynė tritaškio liniją. Šiandien daugiausiai rezultatyvių perdavimų Žalgirio komandoje atliko Darijušas Lavrinovičius. 4 tokia yra oficiali statistika. Na, čia šiaip prisiminiau istoriją iš anksčiau, o čia dabartis. Kauno Žalgirio pranašumas, 2 taškai. Ir viskas, ko reikia Žalgiriui, tai yra tikslių atakų. Net ir laikrodis yra Žalgirio pusėje, dėl to, kad teoriškai turėtų būti 2 atakos Žalgirio, 1 Vitorijos Kaha Laboral. Tačiau reikia užbaigti šią ataką sėkmingai. Reikia ją užbaigti sėkmingai. Rimantas Kaukėnas. Netaiklus metimas, nors buvo pasitaisęs savo progą metimui neblogai. Rimantas Kaukėnas, Žalgiriui pavyks atkovoti kamuolį. Dabar vėl situacija
pasidaro dramatiška dėl to, kad jeigu Žalgiris įmes, viskas bus gerai. Jeigu ne, tada viskas priklausys nuo paskutinės KH Laboral atakos. Taigi, Paulius Jankūnas iš 3 taškų zonos. Taiklus Pauliaus Jankūno metimas. Taiklus Pauliaus Jankūno metimas iš 2 taškų zonos, man atrodo, bet kokiu atveju varžovams vieno atsakymo, vienos atakos neužtenka, norint išsigelbėti šio vakaro rungtynėse. 75-71 Paulius Jankūnas deda labai didelį žingsnį link pergalės visai savo komandai šį vakarą. Minutės pertraukėlė. Septyniasdešimt 71, lieka 27 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Kad ir kaip šį vakarą viskas pasibaigtų, žinot, norėčiau pasakyti, kad senai nemačiau tokių įdomių ir gražių Kauno Žalgirio rungtynių. O dabar pažiūrėkime, kaip visas šitas grožis pasibaigs. Ką sugalvos Vitorijos komanda? Kuo greičiau mesti į krepšį. Nelabai yra kitų pasirinkimų. Metimas yra netaiklus ir išeina iš aikštės ribų. Nemanja Bjelica liečia kamuolį, būdamas už aikštės ribų. Kamuolys atitenka Kauno Žalgiriui, taigi dabar tik tai stebuklas gali išgelbėti Vitorijos komandą. Baskonija skanduoja Vitorijos fanai. Iš tikrųjų galima juos pagirti, nepaisant to, kad sunkiai klostosi jų komandai šio vakaro rungtynės, nepaisant to, kad didžiąją tų rungtynių dalį Vitorijos komanda yra priversta vytis Kauno Žalgirį. Sirgaliai visą laiką stengiasi palaikyti savo komandą, jau nekalbant apie tos spurtus, kurių ne vieną ir ne du surengė šiandieną KH Laboral krepšininkai. Ir netgi dabar, kai atrodo jau viskas beveik prarasta šio vakaro rungtynėse, jūs girdite, kaip jie net neskanduoja, o gieda tribūnose. Tai yra gražu, tai yra tikri sportą suprantantis, savo komandą mylintis ir gerbintis fanai. O ne sporto chuliganai, kurį pasitaiko kur nors kitur. Bet ne šiandien ir ne čia. Oliveris Lafayetas meta 2 baudos metimus. Puikus jo žaidimas, ypatingai antroje rungtynių pusėje ir ypatingai ketvirtajame kėlinyje. Iš savo 11 taškų, kurios yra dabar pelnęs Oliveris Lafayetas, 7 jis pelnė ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Tada, kada sprendėsi, galiu aš kažin pasakyti, būtų į laiką šių rungtynių likimas. Tikrai taip galiu pasakyti, dėl to, kad Kauno Žalgiris švenčia antrą pergalę Eurolygos sezone ir švenčia ją išvykoje po labai ilgos pertraukos. Ir šitas metimas yra įskaitomas. Šitas metimas iliustruoja ne tik tai puikų Kauno Žalgirio komandos puolimą šiandien, bet ir tai, kad žalgiriečiams šiandien šypsojosi ir Fortūna, o jinai šypsosi geriems ir stipresniems. Ir reikia dar kartą, ko gero, akcentuoti tai, kad Žalgiris buvo šiandieną stipresnis ir būtų buvę labai apmaudu, jeigu varžovams būtų pavykę išplėšti šią pergalę, dėl to, kad Žalgiris buvo jos nusipelnęs labiau. Čia mano nuomonė, aš tikiuosi, kad mes su jumis turime tą pačią ir tarpusavėje nesiginčysime. Geras buvo penktadienio vakaras, aš jums padėjęs stebėti šias rungtynes. Robertas Petrauskas atsisveikino iki kitos savaitės, linkėdamas gero savaitgalio. Jisai tik tai prasideda.
Turkish Airlines EuroLeague.